Iš tikrųjų apie save aš nežinau beveik nieko, išskyrus faktus. Datas, vietas ir centimetrus. Bet nemanau, kad tai kažkam labai įdomu. Tačiau šį kartą visgi pabandysiu suprasti, kasgi aš toks. Prisipažinsiu, aš mėgstu nuotykius. Puikus jausmas vasaros pradžioje išsidrėbti vidury pievos ir skaityti knygą apie gyvenimo prasmę. Dar geriau, kai jausi tikslą, svajonę, kuri verčia tave atsikelti su šypsena veide. Tačiau kol kas mano gyvenimas atrodo tarsi eksperimentas. Aš kolekcionuoju emocijas, potyrius ir jausmus. Tikiuosi vieną dieną iš jų tarsi mozaiką sulipdysiu kažką ypatingą. Galbūt sukursiu filmą, parašysiu knygą ar tiesiog tobulą šeimą. Tiesa, kol kas man tai nerūpi. Dabar aš stebiu. Stebėkite ir jūs, kaip tai darau aš. Jei maži dalykai atrodo dideli, o dideli dalykai atrodo maži, ar negali būti tas pats ir su mūsų požiūriu? Štai kodėl šioje videoje aš neminėsiu jokių skaičių, datų, vietų ir centimetrų. Kartais geriau kalbėti miglotai ir dviprasmiškai, nei verti nenuginčiamus faktus. Nes tame miglotume žodžiu kiekvienas galės atrasti tai, kas jam rūpi, pagal save individualiai. Ir palyginti mano gyvenimą ir savo, mano požiūrį ir jūsų, mano viziją ir jūsiškę. Tačiau, jei taip nemanote, sulėtinkite vaizdą ir raskite šį kadrą. Kaip ir gyvenime kartais, viena akimirka arba kelios minutės pasako viską. O kartais jį pasako tik faktus, datas, vietas, centimetrus. Na, o nuomonę tenka susidaryti patiems. Mano vardas Artūras.